Šiandien mes pristatome EITEC projekto 5-ojo etapo darbus. Galime pasidžiaugti kartu, kad mes iš šio projekto išmokome labai daug. Jūsų darbai tapo kūrybiškesni, įvaldėte nemažai naujų IKT įrankių ir scenarijų. Gebate tiksliai atsirinkti informaciją ir aš norėsiu dabar pakviesti grupių atstovus pristatyti savo darbus. Today we are presenting 5th stage works of EITEC project. We can be glad that we have learned a lot during this project. Your works have become more creative, you have mastered a number of new ICT tools and scripts. Besides, you are able to pick up the main information properly. Please, delegates of the groups, to present your works. Tai prašome pirmąją grupę rusų pradų politiką. Mūsų grupė turėjo pristatyti rusų vykdomą politiką Lietuvoje. Mūsų protėviams teko daug sunkių išbandymų, jie negalėjo mokytis lietuviškose mokyklose, turėjo kalbėti rusiškai. Be jokių abejonių turėjo paklusti caro valdžiai. Dirbdami išbandėme naujas informacinės programas, buvo įdomu ir naudinga. Man patiko. Our group had to present Russian policies in Lithuania. Our ancestors had a lot of serious challenges. They couldn't study at Lithuanian schools and had to talk Russian. Without any doubt, they had to obey the Russian government. Working on this project, we tried new ICT programs. It was interesting and useful. I liked it. Prašome antrąją grupę pristatyti savo darbą. Vaikai žiūrėti šičia. Mūsų grupės tema statusas mokyklos. Kai buvo uždraustos lietuviškos mokyklos, žmonės jas kūrė savo namuose. Dažniausiai viename kaime jų būdavo dvi, bet keisdavo savo vietas, jas naikindavo caro žandarai. Mokyklų mokytojai būdavo vadinami direktoriais. Jie vaikus mokė rašyti, skaityti, skaičiuoti, taip pat melstis. My group's theme is secret schools. When Lithuanian schools were banned, people started them creating their own home. There were 2 schools in one village, but the location of such schools was often changed because they were destroyed by gendarmes. The teachers in such schools were called daraktoriai, or teachers. They taught children to read, write and count as well as pray. Trečioji grupė pristato savo darbą. Lietuvoje veikia slaptosios draugijos. Pagrindinis ir aktyviausias buvo 4. Garšvų draugija, Artojų draugija, Sėtyno draugija ir Atgajos draugija. Pagrindinis jų tikslas buvo slapčia platinti lietuviškas knygas. Draugijų nariai buvo persekiami ir baudžiami už savo veiklą. In Lithuania were some secret societies. The main and most active were 4: Garšva Society, Artojų Society, Sėtynas Society and Atgaja Society. Their goal was to distribute secretly Lithuanian books. The members of societies have been persecuted and punished for their actions. Ketvirtoji grupė pristato savo darbą, vėliau jūsų grupės pristatymas. Knygnešys Jurgis Bielinis legendinė asmenybė. Daug istorijų apie jį yra prikurta, bet šis žmogus tik gabeno lietuviškas knygas į Lietuvą. Jį gaudė caro žandarai, siūlė už jo galvą pinigų. Įdomu buvo rinkti informaciją ir ją pateikti visiems. Sužinojom ir išmokom daug. Book smuggler Jurgis Bielinis is a legendary personality. There are created lots of stories about him, but this person has only carried books to Lithuania. He was hunted by Tsar gendarmes offering money for his head. It was interesting to collect the information and present it to all. We have found and learned lots of news. Savo darbą pristato 5-oji grupė laikraštis Aušra. Laikraštis Aušra. Pirmasis konstitutas mėnesinis visuomeninis, politinis ir literatūrinis žurnalas lietuvių kalba. Laikraštis 1883–1886 metais leistas Ragainėje ir Tilžėje. Laikraštis Aušra dažnai aktualizavo tautos praeities įvykius, reiškinius ir asmenybes. Aušra buvo slaptai gabenta ir platinta ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse.
The newspaper Dawn first printed monthly social, political and literary magazine in Lithuania. The newspaper was published in Rogaine and Tilžė in 1883-1886. The newspaper Dawn often actualized nation's past events, personalities and events. The Dawn was secretly transported and distributed not only in Lithuania but also in other European countries. Šeštoji grupė – laikraštis Varpas. Laikraštis Varpas spaudos draudimo laikotarpiu buvo tautos žadintis. Laikraščio redaktorius Vincas Kudirka tautos turėjo savo gyvenimą, paskyrė lietuvių kalbos išsaugojimui, parašė tautinę giesmę. Net turėjome sukurti laikraštį, buvo galimybė paskirti redaktorių. Tai palyginus su mokslu sunkus darbas. The newspaper Bell during Lithuanian press ban was the awakening of nation. Vincas Kudirka was the editor of the newspaper. This man, who had devoted his whole life to Lithuanian language preservation, wrote national anthem. We had to create a newspaper, and it was a possibility to feel being an editor. This, compared to science, was hard work. Ir septintoji grupė – Karolina. Mūsų grupė atliko darbą pagal temą Čekiškis miestelis spaudos draudimo laikotarpiu. Šio projektų metu gavome nemažai žinių apie mūsų pažįstamą kraštą, išmokome naudotis įvairiomis naujomis programomis. Informacijas ieškojame įvairiuose žinių šaltiniuose, taip dar labiau išplėsdami savo žinių ratą. Sužinojome apie du pagrindinius knygnešius Čekiškyje – Mykolą Račkų ir Vizbarą. Our group has prepared the work according to topic Čekiškė during Lithuanian press ban. During this project, we have got lots of knowledge about our familiar land and learned to use various new programs. We have been looking for information in various resources, thus further expanding our knowledge base. We have found out about two main book smugglers in Čekiškė, Mykolas Račkus and Vizbaras.